Jau sveiki visi, sugrįžę į dar vieną vlogą. Nepasakysiu, kad čia kokia trečia savaitė ar nauja savaitė, kadangi tarp šitų vlogų jau didėja laikotarpis, kiek filmuoju ir kiek įdedu į vlogą, kadangi neišeina daugiau medžiagos įdėti, kadangi pas noriu kažką tai įdomiau užvėl kažką, įdomiau, kas jūsų sugundytų jūsų akis. Todėl ir taip gaunasi, jog didesnis laikotarpis filmavimo, nes dabar iškrito daugiau dienų dirbti, vietoj 5 dienų darbo dienų gaunasi 6, tai daugiau darbo, mažiau laisvalaikio, kaip sakoma. Va, šis tiltas skiria 2 ežerus per pusę vos net, tai čia Vynas ežeras, neatsimenu dabar pavadinimu, o už kitoj pusėje tilto kitas ežeras. Ir sakė, jeigu žiemos metu, jeigu labai šalta, daug vėjo, tai kartais gali uždaryti šitą tiltą, nors tipo per daug pavojinga čia važiuoti šitą tiltą. Todėl daro kartais tiltą, jeigu prastas oras labai ir jeigu vienoj pusėje esi arba kitoj pusėje esi, tai tiltą atidaro tik taisiai ryte, tai reikia bukintis hotelį, nes kitai tai nieko nepadarysi. Šiandieną yra penktadienis, gera šį buvo emocija darbe, viskas faina, tiesiog kad labai užlijo. O dabar keliaujame, kaip ir pasikvietė menedžeris, į savo campsite, pamiršau kaip lietuviškai kalbėti, laužavietę. Ir ten kaip ir pasibūsim, nes viena iš kambariokų jau sueina 21 metais, tai vienintelis čia liko vaikas, kur dar kaip negaliu gerti alkoholio. Tai va. Happy birthday to you. Thank you. Gear 35 when the light is off, so I was driving Gear 35 all the time. Gerai, šiandieną laisvadienis, todėl matot su kepuriuku atsipalaidavęs, bet va varysim baidarėm su draugeliu ir dar vieną kambariokę rytys. Varysim baidarėm, čia lengva, 2 valandų maršrutą, turėtų būti smagu, gražus oras, tikiuosi baisiai nenusivilsiu, kad nebūčiau kaip jūs Valdonas. Yes, boys! Jo, tai va, buvo smagu. Jo, šūdinai mane tikiuosi turbūt matot, bet šiandien laisvadienis, visą dieną poilsiavau, nieko beveik nedariau, išėjau pasivaikščioti čia, bet va, ant pačio galo pasikvietė prie laužo. Dabar kaip ir laukiam dar daugiau žmonių. Kaip jau ir vėlų, negalima čia po 10 valandos, bet čia kaip ir baigė darbą kiti vėlai. Todėl laukiam dar visur, kaip ir, va, ką tik jungia švieselę. Ir jo, kaip ir laukiam visų, kol susirinksim. Čia pasikepinsim dar maisto. Ir jo.
This is good, some good quality. Vienas dalykas, kuris man patinka dirbant šitą darbą, kad galiu visą laiką naujų žmonių sutinku. Kiek jau kalbėjęs, kad jau dabar pastarosiam dienom kažkaip jau padaugėjo žmonių, kurių ten tėvai ar ten seneliai yra lietuviai, bet gaila, jie nekalba visai lietuviškai. O šiaip dabar tikiuosi daugiau kokių bus išvykų, kadangi dabar tiesiog labai ne tai kad sezonas, bet darbo daug, kas ir gerai, nes aišku, ant algos pasimato kaip gerai, bet tipo, kažkaip vis tiek norisi daugiau praleisti laiko su chebra, daugiau kažko pamatyti ir pastarosiam savaitėm nelabai to buvo galimybės, bet jau tikiuosi, kitos savaitės vėl bus tos ekskursijos, kai jau su baidarėm varom, tada kažkur į kitus, aplinkui miestus kažkur pakeliauti. Tai va, labai noriu tų pamatyti dalykus, nes jo, kažkaip išvien sėdėti ir dirbti, nelabai norisi. Kadangi esu čia, tai kažkaip norisi daugiau pamatyti. Bet iš tikrųjų ir nesiskundžiu, nes visa chebra tokia kaip ir vieninga. Visi mato tą patį. Ką tik pravažiavo. Pirmą kartą taip įvyko. Gaisrinė pravažiavo. Atkeliavau savo į paplūdimį, vienas pasėdėt ramiai. Labai gražu iš tikrųjų. Ir galvau vienas ateisiu, nes biškį darbė buvo sunku, tai galvau atsipalaiduosiu, pasižiūrėsiu tą saulėlį ir viską. Ir sėdžiu savo vienas ant suoliuko. Ir atėjo dėdė vienas tiesiog, sako, va, taip pat įsėsiu ten įsitvarkėsi batus ar kažką, ir paskui užkalbino ir pakalbėjom, tai labai faina. Nes žmogus sakė, atkeliavo prieš 9 metus kokius čia rado gerą darbą, sako, čia gal dideliausiai to niekada neišvaryšė, nes jisai turi kaip ir savo laivą, čia sakė, nedidelis, bet taip ir neužgavau kokius. Bet kažkuris jo yra ir čia vos ne savaitgaliais, bet kada tiesiog atvaro ir laksto pro tą vandenį, nes čia labai daug tipo ežerų aplinkui. Nes šitas ežeras, paskui varai upe, tada patenki į kitą ežerą, paskui jeigu galvoji kitą pusę varyti šito ežero, tai vėl yra kita upė, vėl ištysė kitą ežerą. Nu, žodžiu, labai daug yra fainų dalykų. Ir dar ką papasakoti, kad kai lakstai su kaip ir laivu savo, kai jie laksto su jais, tai čia yra kaip ir tokių bariukų, kurie tipo kaip paplūdimy, bet gali tik vos net keliauti su šitais laivais. Ir kai atlieki su laivais, tai gali ten lengvai prisišvartuoti, prisiparkuoti ir tada tiesiog nueini į barą ir tiesiog pavalgai, pageri, pasimėgauji. Tai va, labai faina ir pasidaliom visai savo istoriją, pasidalino, aš pasidalinau savo istoriją ir labai šiaip palika labai gerą įspūdį čia šitoj vietovėje Amerikonai, nes kadangi gyvenu su kitais studentais, bet čia apskritai šitą mieste abejoju, kad jų yra daugiau. Tai kaip ir pajaučiu daugiau kultūros, kaip ir pamatau tų tikrus žmonės, tikrus vietinius, kurie čia gyvena, nes tikrai čia turistų tai nelabai, nes nelabai tokia yra turistinė vieta, aišku, žmonės sulėkia iš čia kaip ir pabūt, nes čia labai ramu, bet čia labiau tokie žmonės, kur gyvena didmiesčiuose ir jie tiesiog, kai nori pasimėgauti, žino šitą miestelį, šitą vietovę ir tiesiog atvaro čia pasimėgauti savaitgalį ar savaitę ir kažką tokio pasiplanuoja ir labai iš tikrųjų labai faina ir labai visi šilti žmonės, kažkaip keista, net ateini darbe, dirbi ten viską, kaip sekasi, vis laiką sveikinėsi žmonės, kaip sekasi ir atrodo visi taip su šypsena kalbi, kad net pačiam atrodo, kad ir bloga diena, tai vos nedirbu ir tada reikia daryti, tipo, išvežioti žmonės su baidarėm. Toksai, blemba, čia nelabai noriu kažkur vienas padirti, bet tada įlipi. Sveiki, kaip sekasi, iš kur esat ir tada tokie irgi, su džiaugsmu tokie atsako viską, užvedi kalbėti ir tada užsikalbi ir blemba, jau taip
žinta, tie pokalbiai vyksta, daug žmonių sutinki. Ir kaip ir atsigauni, o tada varai atgal jau toksai blemba, kaip faina. Duoda patarimų, viską. Šiaip labai įdomu, tikrai čia, kaip sakyčiau, pasaka. Žinokit, nuo šiol mano mėgstamiausia įžymybė bus Arnoldas Schwarzeneggeris. Nes šiandien jau buvo 3 kartas, kai sako, kad aš skambu kaip Arnoldas Schwarzeneggeris. Tai čia yra ženklas, kad aš tikrai panašiai kalbu į jį ir reikia dabar visus jo filmus peržiūrėti, kad žinočiau, kaip aš iš tikrųjų kalbu. Ačiū labai, kad žiūrėt šitą video. Tikiuosi, jums patiko. Galite palikti laiką, galite prasubscribinti ir nepraleisit video, kada įkeliu. Ir iš tikrųjų labai ačiū visiems, kurie skatino toliau mane tai daryti, kurie sako, kad toliau kelk vlogus viską. Tai labai dėkui ir tikrai pasiilgstu visų. Todėl tikrai nuoširdus ačiū ir iki kito pasimatymo.